Ar žinai, kad savęs pažinimas arba ėjimas dvasingumo, sąmoningumo keliu gali būti pragaras? Tai gali būti labai daug skausmo, labai daug liūdesio ir skausmo iki ląstelių lygmens. Iki mažiausių milimetrų, kai tau skauda visą kūną, kai tu nebematai šviesos, kai tu negali nei valgyti, nei kvėpuoti, nei miegoti, nei ant šono apsiversti, nei stovėti, nei kalbėti, nei dalyvauti normaliame kasdieniame gyvenime. Tai čia tik keletas detalių, kai pradedi eiti savo sąmoningumo, dvasingumo, savęs pažinimo keliu. Jokiais būdais nenoriu jūsų atkalbėti, kad jūs liktumėte tam pačiam sąmoningume, neieškotumėt, nebandytumėt, nepažintumėt savęs, nekeliautumėte į mokymus, į sesijas pas specialistus, diplomuotus, patikimus, bet tiesiog noriu, kad žinotum, kad kartais tai yra labai labai skausminga. Ir tie mokytojai ir vedliai, kada yra praėję būtent savo tas skausmingiausias transformacijas, tokią vidinę mirtį, ar ne, kada atrodo, tu tikrai mirei ir po to atgimiai kitoks, kada tu praeini visą tą pragarą, visas tas kančias, pradirbai su savo šešėliais, pasižiūrėjai galbūt net demonams į akis ir grįžai gyventi, o tokiais mokytojais tikrai gali tikėti ir pasitikėti. Nes visa tai nėra tik tai apie optimizmą, apie šviesą, kaip fainai, čia angelai, bioenergetika, energetiniai visi gydymai, reiki. Tai yra nuostabus įrankiai, tai yra nuostabus metodai, tai yra didžiulė pagalba ir man pačiai, ar ne, ir jums. Bet tai nėra vien tik tai vienaragiai, rožės, viskas taip paprasta, lengva. Ne, žinokit, tai yra labai labai skausminga. Bet tik einant šituo keliu ir patiriant šituos dalykus, tu tikrai pažįsti save, tu tikrai atveri save ir visas tas atgimimas, tai yra kelias į tiesą. Tai yra tiesa. Tai yra išmintis, tai yra žinojimas, vadinkite kaip norite. Bet esmė tame, kad dažniausiai žmonės va štai čia ir sustoja. Nes tai primena, net nežinau, ar juodžiausia depresija, net nežinau, kas stipriau, bet man atrodo, kad būtent senos dalies asmenybės mirtis arba darbas su štai šešėliais, kai tu negali net orą įkvėpti, kai tu būni nemiegojęs savaitę, nevalgęs ir kai tu negali nei sėdėti, nei miegoti, nei kalbėti, čia yra labai labai stipru. Tai, bet žinokite, kad tai yra vienas iš etapų ir kad viskas su tuo yra gerai. Tie, kas eina šituo keliu, tai, kas pirmą kartą susidūrė, tai žinokite, kad tai yra normalu ir linkiu jums stiprybės nesustoti ant to laiptelio, nes žinokite, kad praėjus visą tai, jūs matysite dar daugiau. Ir kad verta, žinokit, verta, tikrai verta visą tai praeiti. Na, o kas gyvenime susiduria su šitais dalykais, galbūt neinat jau taip giliai, bet taipogi jaučiate dalykus, su kuriais nesusitvarkote, tos pačios emocijos, kažkoks liūdesys, skausmas, galbūt tai iš protėvių, galbūt tai iš karmos ar net keliavę dalykai, iš giminės linijų labai labai daug dalykų mes atsinešame, netgi prieš tai buvusi proprosenelių dalykus ar ne, karo ten dalykus, na, įvairiausių tų yra istorijų ir asmeninių sesijų jau esu pravedusi. Ten gali būti daugybė dalykų ir tikrai ne visada gali pats susitvarkyti, tai aš esu tam, kad tau padėčiau. Ir tikrai yra daugybė metodų ir būdų pažinti visą tai, išpakuoti kaip dovaną, ar ne, nors kai kurie dalykai atrodo kaip kančia, bet tai yra jūsų dovanos, tai yra jūsų pamokos, ir su jomis reikia dirbti.
Ne tai, kad iš karto įvyko, atleidau, paleidau, nereikia praeiti visus etapus, praeiti visus procesus, nes, savaime, žinokit, niekas taip ir nesusidėlioja. Ir jaučiuosi labai labai laiminga dėl savo studijų, netgi dėl šitų ir sielos naktų, ir sielos žiemos, ir šitų visų skausmingų transformacijų jau 2,5 metų, žinokit. Pas mane tai pavasaris, tai žiema, tai kalbu, tai dingstu į požemius ir į pragarus ir vėl pakylu. Bet žinokit, verta kiekvienos ašarėlės, žinokit, kiekvienos ašarėlės. Tikrai dabar galiu vesti jūs dar toliau, dar giliau. Ir ne tik iš knygučių ir internetų, bet ir iš savo labai gilios patirties, labai įdomių ir svarbių mokslų, mokymų, iš savo mokytojų, kurių šiais metais jau turėjau ir praėjusiais ne vieną, taip pat mokymai Indijoje, mane sukūrė, žinokit, iš naujo. Lauksiu jūsų, kam reikia pagalbos, nes visą tai verta. Žinokit, atėjome iš tą žemę mylėti, būti mylimais ir augti. Daug kas augimą supranta, kad pabaigiau mokyklą, kažkas universitetą, ar ne, kažkas doktorantūrą, magistratūrą ir viskas. Ne viskas. Esmė tame ne mokykla, nors tai yra labai svarbu, išsilavinimas yra labai svarbu ir visada tai sakysiu ir kartosiu. Bet labai svarbu augti jum kaip žmonėm. Čia mano tokia grubi labai frazė, tad man jinai pačiai labai juokinga ir labai tokia vaizdinga, išraiškinga. Darbas, namai, kotletai, vaikai, vyras. Ne dėl to mes atėjome iš tą žemę, mes atėjome iš tą žemę augti kaip sielos. Galite sakyti kaip asmenybės, kaip jums aiškiau, bet ties to nesibaigia. Bent karts nuo karto kažkokią knygą, kažkokį seminarą ar į kažkokią sesiją, nors po truputėlį pažinkite save. Jums atsiskleis tiek daug dalykų. Atsiskleis ir gyvenime dalykų, ne tik apie save kaip apie sielą, apie žmogų, apie moterį, apie vyrą, bet tai įneš ir pokyčių jūsų gyvenimą. Va čia ir yra tas stebuklas, va čia ir yra tos transformacijos. Ir po to kartais pasižiūri po pusmečio ir galvoju, Dieve, kaip aš galėjau taip gyventi, kaip aš galėjau tokioje mažoje dėžutėje būti ir taip mąstyti, kaip man ten užteko vietos ir kaip taip galėjo būti, kai dabar atrodo viskas taip aišku. Tai tą aiškumą jūs gaunate asmeninėse sesijose ir be abejo, kai pasodinu jūs daigelius, pasėju jūs grūdus, kurie po to išauga. Tai laukiu jūsų atsiliepimų, kviečiu į asmeninės sesijas ir būtinai aukite, nesustokite, kad ir kas bebūtų, kad ir kokia šiandieną diena, ar ta nuostabi šviesi, ar skausmo kupina, nesustokit niekada. Net surimavau, žinokit, tikrai verta. Atrodo, tiek daug gyvenime buvau praėjusi, tiek daug patyrusi, bet šitie 2,5 metai, to bus 3, yra tokie kontroversiški, tokie pilni visko ir dar nesuturėjusi ir nemaniau, kad gali būti dar giliau ir dar skaudžiau ir po to dar aukščiau ir dar šviesiau. Tai dabar atrodo su išbandžiusi viską. Ir labai to džiaugiuosi. Iki.